Ir dabar yra vienas iš tų vakarų, kaip labai noriu valgyti. Ką tik pavalgiau, bet dar noriu. Ir dar turiu 100 kalorijų. Riebalų galėčiau kažkokiu tai suvalgyti sočiųjų su proteinu. Tai galėčiau pasimti, tarkim, kokteilį išgerti baltymų arba riešutų sviesto šaukštą suvalgyti. Ai, bet pataupysiu. Va, išgersiu geriau arbatėlės. Labas, mėlyjei. Šiandien yra antradienis, norėjau sakyti trečiadienis, rugsėjo 20 diena, kas reiškia, kad man iki varžybų pirmųjų liko 25 dienos. Tai šiandien vėl turbūt pradėsiu filmuoti sekančią savo videoblogo dalį. Iš tikrųjų noriu iš karto atsiprašyti, kad neįkeliu aš daug video iš sporto salės. Tiesiog tai yra todėl, kad mano laikas ryte yra labai stipriai suskaičiuotas. Aš visada keliuosi 5:30, bėgu į sporto salę, valandą pasportuoju, stengiuosi, kartais net telefoną namie palieku. Ir tada bėgu atgal ir pradedu ruoštis į darbą. Ir tai prasideda mano diena. Tai iš tikrųjų net filmuoti savo treniruočių aš neturiu laiko. Ir kadangi praeitose video matėte, kad aš buvau Melitos Deikė ir makiažo kursuose, tai nusprendžiau, kad man reikia išmokti daryti gražiai makiažą. Ypatingai todėl, kad aš noriu pati pasidažyti per pirmasis ir antrasis varžybas, kurios vyks Anglijoje. Ir dabar kiekvieną dieną vis nueinu į internetą į kažkokią parduotuvę, ar tai eBay, ar dar kažkur, ir nusiperku šiokių tokių niekučių, ar tai teptukų kažkokių, kurių aš galbūt neturiu, pudrai. Šiandien nusipirkau tokį, sako, matinis, bet tai truputį blizgio turi lūpdažį, ir eisiu per darbo pertrauką, čia netoliesi yra toksai turgelis, ir tenai yra pardavinėję azijiečiai, visokie indai, pigių visokių dažų. Tai iš tikrųjų man reikia šešėlių 2 spalvų. YouTube stebiu video, kaip merginos dar daro taip pat makiažus. Man reikia dabar šešėlių 2 spalvų. Na ir noriu išmokti, praktikuotis, ir dabar pradėjau kiekvieną rytą klijuotis blakstienas. Ta prasme, tai man yra labai neįprasta, bet kadangi paskutinį kartą prieš, nežinau, 4 metus, kai Halloweenui klijavausi blakstienas, tai man akis taip išgriaužė, man jas labai skaudėjo. Tai aš dabar tiesiog noriu pratinti tą akį, nes aš žinau, kad varžybų dienomis aš turėsiu su blakstienom išbūti nuo ryto iki vakaro. Ir dar be to reikia apkalti taktiką, kad su ranka, kad tiesiog išeitų labai gerai prisiklijuoti. Tai va, mėlyjei, čia bus mano video pradžia ir nežinau, vėl turbūt filmuosiu kelias dienelės. Aš esu darbe, pasidariau arbatos. Ir ryte valgiau 2 protein bread tauščius pasiskrudinus, 2 duonos gabaliukus su riešutų sviestu ir proteino padažu. Pasidariau proteiną, tiesiog su vandeniu susimaišiau. Ir jeigu norite pamatyti mano daugiau nuotraukų, visokių ir video, tai be abejo sekite mane Instagrame, misfit.lt. Tenai galite sekti mano dienos istoriją, ten tą, kaip vadinama, nes vis kažką tai greit nufotkinu. Arba tiesiog aš tenai keliu daugiau visokių nuotraukų, tam, kad neapkrauti Facebooko. Nu ir taip, matėt, ką aš dabar valgysiu, obuoliukus. Ir žinokit, aš juos suvalgysiu visus obuolius suvalgysiu, padalinsiu į dienas, tos, kurios matėt, man parvežė iš Lietuvos. Ir tikrai taip, man iki varžybų, iki scenos liko visai nedaug, bet aš vis dar valgau obuolius. Ir niekas negali man pasakyti, kad aš jų negaliu valgyti, todėl kad aš juos sutalpinu į savo dienos normas paprasčiausiai. Tarkim, dabar per pietus aš beveik nevalgysiu angliavandenių. Ir aš viską galiu sutalpinti, ir man iš tiesų vienąsyk labai nemaloni moteris, nepažįstama moteris apsireiškė pas mane, jinai Instagrame, ir man pradėjo rašinėti, pulti mane, kad ką tu čia valgai, tu negali taip valgyti, tu ruošiesi varžybom, kaip tu atrodai, tu neturi net appsų ir taip toliau. Nu, tu prasme, labai nemaloni kažkokia moteris, ir jeigu nėra reikalo, tai prašau manęs nepulkit, diskutuokim, šnekėkimės,
bet tikrai labai nemėgstu, kai mane pradeda nei šio, nei iš to takuoti. Anyways, ir tiesiog man pradėjo reikšti savo nepasitenkinimą, kad kaip aš čia ką čia valgau ir sportininkai negali taip valgyti, sportininkai turi valgyti paprastą maistą. Ir ne, sportininkai gali valgyti tai, ką jie nori ir ką jie gali susitalpinti į savo dienų kalorijų normas. Ir jeigu man tai veikia, jeigu aš turiu apsus, jeigu man išlenda apsai, tai aš manau, kad aš tikrai galiu valgyti obuolius. Ir, matot, kokie mano plaukai. Ta prasme, tik spėjau sudžiovinti galvą. Pasidažyti tai biški pasidažau, bet su plaukais jau laiko ryte nėra. Gerai, einu valgyti savo obuoliukus. Nu va, čia turiu tokią apšvietimą darbe. Ir pažiūrėkit, tie lūpų dažai visai nematiniai. Nusipirkau, nes norėjau matinių lūpų dažų, bet pasirodo, kad jie nematiniai. Va, matot, mano nagučiai kokie vakar pasidariau. O čia negrožybė neišnyksta. Nu va, pasmaigom, einam valgyti obuolių ir toliau dirbsim. Nu va, man labai makalavosi plaukai, tai kadangi paštininkas laiškus atsiunčia visada surišę su tokiam gumom, susirišau plaukus su viena iš tų gumų. Einu dabar link to turgelio ir žiūrėsim, ką rasim nusipirkti. Visada stengiasi kuo daugiau vaikščioti, ypatingai dabar, kai tik tai pertrauka darbo, taip einu pasivaikščioti. O, kaip garsiai. Nu va, kaip smagu. Jau virš 10 000 žingsnių šiandien yra. Čia labai rizikinga po tokius turgus vaikščioti, kai taip viskas nebrangiai kainuoja, viską ir noris išpirkti. Todėl pasiėmiau, nežinau, 15 svarų, kad daugiau nebepirkčiau. Reikia pirkti tik tai, ko reikia. Štai ir atėjau. Dažau. Oho, Aqua di Gio, mėgstamiausiai vyriški kvepalai. Gucci, Burberis. Nu, pagalvokit, kokie fuflekai. Tikiuosi rasiu, ko reikia. Can you show me what the colors are? Okay. Okay. What you do with these, they are like powder eyeshadow. Nowadays you can get them called Oh, this one is so beautiful. Štai nusipirkau viską, ko ir atėjau į turgelį, šešėlius ir matinius lūpų dažus. Lūpdažą nežadėjau pirkti, bet jau taip gaunasi. Aš dėl lūpdažio esu pamiršus, labai daug jų turiu, kiti dar net nepradėti. Tai nusidariau 1 svarą, turėjo būdų dalykai kainuoti 10 svarų. Sakau, už 9, sakom, nu gerai. Tai nu į ofisą ir parodysiu spalvytes, ką pirkau. Ir vajai, kokie mano plaukai nuaugę, spalva raudono, visa nusiplauna. Reikės dažyti plaukus, bet dažysiu prieš pat varžybas. Noriu dabar leisti šiek tiek plaukučiam pailsėti. Taip kad tikiuosi jums labai akių nebado. Gražus mano nagai. Dar norėjau pasakyti, pastaruoju metu, dabar jau kai laiko lieka vis mažiau, manęs vis dažniau klausinėja, kaip tu jautiesi. Ir žinokit, nemeluosiu, aš jaučiuosi puikiai. Aš manau, sunkiausia jau yra praeitėje. Jau kas buvo sunkiausia, visi kardio, visi
tie maisto režimai tokie, kad low carb dienos ir panašiai, kurių aš jau nebedarau. Jau viskas yra praeityje, tai tiesiog dabar man yra belikę išsilaikyti taip, kaip esu ir galbūt dar šiek tiek riebaliuko padeginti, bet mano savijauta tiek fiziškai, tiek emociškai aš jaučiuosi puikiai. Aš esu pasiruošusi, morališkai tai tikrai esu pasiruošusi, tiesiog, pasistengsiu dar šiek tiek save paspausti, ne šiek tiek, o iš tiesų, kiek mano jėgoms yra įmanoma. Va, suvaikščiau papildomus 3000 su viršum žingsnių. Labai gerai. Labai gerai. Man reikėjo štai šios spalvytės. Jie yra tamsesnė negu atrodo kameroje, aš dabar matau, galiu palyginti. Ir šitos spalvytės. Jos yra nude, be jokio blizgesio. Ir štai dar tokį lūpų blizgį pirkau. Irgi spalva labai panašiai į šitą. O čia mano šiandienos pietukai. Tai yra 3 blyneliai, porcija iš My Protein, 50 gramų skupsas, tiesiog ten tų miltelių ir vandenukas. Pasikepiau su kokosu sviesto 3 gramais, todėl kad jie šiaip labai sausi. Ir čia yra ožkos jogurtas su proteinu ir ten dar kažkur turi biškį, būti riešutų sviesto. Pasidariau vakarienę, pasidariau rytoj jums pietus ir vakarienę. Ir dabar vakare valgiau omletą. Kėliau į Instagramą nuotrauką. O dieve, kaip skanu buvo. Dar dabar norisi suvalgyti dar tokią pačią porciją. Reikia dar jūs susakyti tų proteino sūrio. Labai skanus. Va, noriu atidaryti siuntinuką gavau. Kadangi naujas kambarys, kaip matėt. Čia pat nereikia biškį. Va, kad gražiau atrodytų. Va. Naujas kambarys, tai aš turiu pagalvių keletą ir norėjau užsisakyti dar kažkokių įdomių pagalvių. Žiūrėkit, kokie tie. Aš čia jums parodžiau gražų, kurią pusę. Atsitrastas medžio gabalas. Tai va tokie tie iš Honkongo. Čia aš pasidažius be to lūpdažiu, kur pirkau šiandien turgui. Tai jis rašo, kad 24 valandas laiko. Ir šiaip, matote armoriziną? Tai čia yra lūpdažis, kur man pabandymai padažė. Jau kiek kartų rankas plovius nenusvalė, tai nežinau, kaip šitą gramdus šiandien. Ir atėjo pagalvės apvalkalas, važiuokit, koks fainas. Bet dabar kur man gauti tokios formos? Ai, reikia prikišti. Katinas! Einu suplėšiusiu kažkokią pagalvę seną ir prikišiu pūkų į katiną. Ir dabar yra vienas iš tų vakarų, kaip labai noriu valgyti. Ką tik pavalgiau, bet dar noriu. Ir dar turiu 100 kalorijų. Riebalų galėčiau kažkokiu tai suvalgyti sočiųjų su proteinu. Tai galėčiau pasimti, tarkim, kokteilį išgerti baltymų arba riešutų sviesto šaukštą suvalgyti. Ai, bet pataupysiu. Va, išgersiu geriau arbatėlės. Ir va dar vienas dalykas. Ką tik internete paskelbė Pure Elite tie konkurso organizatoriai, kad nebėra bilietų žiūrovams į pirmasis varžybas. Mano tėvai nespėjo nusipirkti, niekas iš draugų nespėjo nusipirkti. Ir dabar reikia skubėti antras varžybas, kad žmonės nusipirktų bilietus. Tai gal būsiu be palaikymo, gal teks vienai už save rėkti. Tikiuosi, kas nors atvažiuos. Pažiūrėkit, kaip tragiškai atrodo mano blakstienos. Reikia nusilupti.
Gal reikia padaryti kokį make-up tutorial jums? O aš nemoku dažytis visai, tai aš jūs primokinsiu visokių nesąmonių. Ką manot? Dabar yra po 5:30, aš keliuosi ir einu į sporto salę pozuoti. Kad išvirkščiai užsidėtume timpas. Matot? Einu persidėti. Nu, pusrytukai. Nieko fancy šmensi. Visą savaitę valgau pusryčius tokius pačius, kad sutaupyčiau laiko. 2 skrebučiai proteino duonos, riešutų sviesto 25 gramai ir 15 gramų baltymų sumaišytų su vandenuku. Tai toks padažas. Tai va tokie va mano rytai. Atsikeliu staigiai į sporto salę, arba pozuot, arba treniruotis, tuščiu skrandžiu, tada grįžtu, stengiuosi greit susiruošti, įsimaudyti, pasidaryti pusryčius, prisėdu prie kompiuterio, pasidarau šį bei tą ir išskubu į darbą. Stengiuosi sportuoti visada ryte, tam, kad likusią dieną galėčiau daryti tai, ką man reikia. Galbūt todėl man ir nesijaučia to tokio labai didelio spaudimo režimo. Va, šiam rytui blakstutės vėl prisiklievau. Matot čia. Kaip atrodo. Truputį gal nelygiai reikės pataisyti. Ir va mano koks auskariukas šiam rytui. Mes darbe turim kavos aparatą, tai šį rytą sugalvojau užsukti į kavinę ir tiesiog paprašyti keletos puodelių. Tai vietoje to, kad per darbo pertrauką eičiau pirkti kavos, aš jos pasidarysiu. Labai gerai davė nemokamai, kitur kainuoja, žinau, draugė Kostui turėjo pirkti keletą puodelių už svarų berods. Na štai, šiau darbe prasideda darbo diena. Tikiuosi, ji bus greita. Sakiau, taip ir buvo, prisišnekėjau. Bilietų į pirmąjį šou nebėra, nespėjo nusipirkti jų net mano tėvai. Na ką, teks pabūti vienai? Galbūt taip ir geriau, galbūt labiau susikaupsiu. Tikiuosi, bent gausiu vieną kitą plojimą. Dabar yra pietų pertrauka ir aš einu pasivaikščioti. Daugiau žingsniukų. Va ir kavutė. Mėlėjai, ačiū, kad žiūrėjote. Stebėkite ir toliau mano ruošimas į varžybom. Iki kito karto. Man liko 3 savaitės. Ate. 3 savaitės. 3 savaitės.
3 savaitės liko.